Sveiki, šiandien, norėtume pasigilinti į tas tris raides, kurias dažnai matom reklamos ataskaitose – CPC, CPM ir CPA. Remiamės žinoma informacija, kuri aiškina šiuos pagrindinius apmokėjimo modelius. Taip, Bet ar kada pagalvojot, ką jos iš tikrųjų reiškia? Ir kaip jos, kaip čia pasakius, veikia jūsų biudžetą, rezultatus, ypač kai dirbat su reklamos agentūra? būtent. Ir suprasti šituos modelius, tai žinokit, nėra tik teorija, čia yra raktas į efektyvų biudžeto valdymą. Ir gebėjimą, užduoti teisingus klausimus agentūrai, kad tos investicijos neštų realią naudą, o ne tik, sakykim, gražus skaičiukus popieriuje. Gerai, tai gal pradėkim nuo tos, kurią, man atrodo, dauguma yra girdėję – CPC. Kas tai per daiktas? Ir kodėl verslui turėtų tai rūpėti? CPC tai cost per click. Lietuviškai kaina už paspaudimą. Logika labai paprasta. Tiesiog moki, kaip paspaudžia. Tiksliai. Ne už parodymą, o tik tada, kai kažkas susidomina, ir spraktelia ant reklamos. Tai labai populiaru, aišku, Google Ads socialiniuose tinkluose. Taip, taip. O pagrindinis tikslas, aišku, atvesti žmonės į jūsų svetainę ar kažkokį konkretų puslapį. Apskaičiuoti paprasta. Išlaidos dalinami iš paspaudimų. Sakykime, išleidai 200 eurų, gavai 500 paspaudimų. CPC yra 40 centų. Skamba, sakyčiau, gana sąžiningai. Moki už potencialą lankytoją. Bet ar čia nėra kokių, kabliukų? Yra, žinoma. Privalumas akivaizdus moki už susidomėjimą. Bet, tas paspaudimas, ar jis kokybiškas? Va būtent. Ar tas žmogus kažką darys toliau? Tikrai taip, ar jis taps klientu. Čia verslui labai svarbu kalbėti su agentūra ne tik apie pačią CPC kainą, oi kokia maža kaina, bet apie srauto kokybę. Reikia klausti, kaip mes užtikrinsim, kad atėtų būtent tie, kurių reikia. Kokius, pavyzdžiui, neigiamus raktažodžius naudojam svetainėje. Gal visi išeina po sekundės. Tas vadinamas bounce rate. Žema CPC kaina, ji bevertė, jei netneša rezultatų galiausiai. Supratau. Vadinasi, kokybė svarbiau už kainą kartais. Gerai, o kaip tada CPM? Kaina už 1000 parodymų. Kada čia verta mokėti? Ne už paspaudimą, o tik už parodymą. Taip, CPM – cost per mil. Milė 1000. Moki už tai, kad tavo reklama būtų parodyta 1000 kartų. Nepriklausoma, ar kas nors paspaudė ar ne. Kaip skaičiuojasi? Formulė paprasta. Bendras išlaidas dalinami iš parodymų skaičiaus ir dauginami iš 1000. Pavyzdžiui, 10 000 parodymų išleidai 50 eurų. CPM bus 50 dalinami iš 10 000 kart 1000 lygų 5 eurai. Gerai. O kam jis naudojamas dažniausiai? Dažniausiai prekės ženklų žinomumui didinti, kai tikslas yra, kad kuo daugiau akių pamatytų tavo vardą, logotipą, žinutę, platus pasiekimamas. Bet, žinai, kyla klausimas. Įsivaizduokim, 1000 mato mano reklamą. Puiku. Bet ar vien matomumas reiškia naudą verslui, jei niekas nespaudžia, niekas nieko nedaro? Čia ir yra pagrindinis CPM, iššūkis arba trūkumas. Tu moki už potencialą būti pamatytam, bet ne už garantuotą veiksmą. Bet tai nereiškia, kad modelis blogas. Jis tikrai turi savo vietą, ypač kai nori greitai pasiekti didelę auditoriją. Naujas produktas, pavyzdžiui. Tikrai taip, arba tiesiog įtvirtinti prekės ženklą žmonių galvose. Praktinis patarimas čia būtų toks, jei renkatės CPM, būtinai su agentūra aptarkit, kaip jūs matuosit tą žinomumo augimą. Ne tik parodymų skaičiuot. Jokių būdų. Gal darysit apklausas, gal stebėsit, ar daugiau žmonių ieško jūsų prekės ženklo tiesiogiai Google. Vien tik parodymai ataskaitoje, jie neturėtų būti tas galutinis tikslas. Reikia giliau kapstyti. Aišku. Pereinam prie trečio CPA. Cost per action. Kaina už veiksmą. Šitas skamba, labiausiai orientuotas į konkretų rezultatą. Tikrai taip. Čia yra modelis, kur mokama tik tada, kai vartotojas atlieka tai, ko tau reikia. Pavyzdžiui, nuperka prekę, užsiregistruoja naujienlaiškiui, užpildo kontaktų formą, atsisiunčia programėlę. Bet koks konkretus išmatuojamas veiksmas. Tai čia kaip ir saugiausia reklamuotojui. Moki tik už tai, kas neša tiesioginę naudą. Iš esmės taip.
Tai leidžia labai efektyviai kontroliuoti biudžetą ir skaičiuoti investicijų grąžą, tą ROI. Jei kampanija išleidai, sakykime, 500 eurų ir gavai 50 pardavimų, tavo CPA yra 10 eurų už vieną pardavimą. Labai aišku. Atrodo, idealu, bet turbūt ir čia yra kažkokių niuansų. Kokie tie povandeniniai akmenys? Pagrindinis iššūkis techninis. Reikia labai tiksliai viską sukonfigūruoti. Užtikrinti, kad tas konversijų stebėjimas veiktų be priekaišto. Nes jei sistema nesuskaičiuos veiksmo, tu už jį ir nesumotėsi, bet realiai jis galėjo įvykti dėl reklamos. Supratau. Tikslumas čia kritinis. Būtent. Kitas dalykas. CPA kaina dažnai būna natūraliai aukštesnė nei CPC ar CPM, nes moki už patį vertingiausią dalyko galutinį rezultatą. Praktinis patarimas verslui būtų toks. Prieš pradedant CPA kampaniją, super aiškiai su agentūra apibrieškit, kas yra tas veiksmas. Ką tiksliai matuojam? Taip, ar tai tik pirkimas, o gal mums tinka ir prekės įdėjimas į krepšelį, ar užklausa? Taip pat svarbu aptarti tą vadinamą konversijos langą, attribution window. Per kiek laiko po paspaudimo įvykęs veiksmas dar bus priskiriamas reklamai? Diena, 7, 30. Aiškumas čia tiesiog būtinas. Gerai, tai turim 3 pagrindinius modelius. CPC – srautui pritraukti. CPM – kad pamatytų žinomumui. CPA – konkrečiems rezultatams veiksmams. Bet ar verslas privalo rinktis tik vieną iš jų? Tikrai ne. Ir dažniausiai, žinai, efektyviausia strategija yra ne vienas modelis, o protingas jų derinys. Derinys, kaip tai galėtų atrodyti? Priklausomai nuo kampanijos tikslų ir, sakykime, pirkėjo kelionės etapo. Galima pradėti, pavyzdžiui, nuo CPM, kad sukeltum pradinį, platų susidomėjimą, parodytum prekės ženklą. Kad užkabintum. Taip. Tada pereiti prie CPC, tuos jau šiek tiek susidomėjusius atsivesti į svetainę, kad jie daugiau sužinotų. Ir galiausiai optimizuoti pagal CPA, siekti, kad tie lankytojai taptų klientais, pirktų, registruotųsi. Toks kaip ir piltuvėlis gaunasi. Iš esmės taip. Svarbiausia čia yra, atviras ir nuoširdus dialogas su savo reklamos agentūra apie jūsų verslo tikslus. Ne agentūros, o jūsų. Reikia rinktis ne tą modelį, kuris galbūt agentūrai patogesnis vykdyti ar lengviau atsiskaityti. O tą, kuris neša rezultatą būtent tam konkrečiam verslui. Tiksliai. Tai, kas padeda pasiekti jūsų tikslus. Apibendrinant, atrodo, kad suprasti šios 3 CPC, CPM, CPA yra, tiesiog būtina. Tai leidžia ne tik geriau planuoti biudžetą, bet ir, kaip sakėt, užmesti daug prasmingesnį pokalbį su savo reklamos partneriais. Žinoti, ko klausti. Būtent. O pabaigai gal toks klausimas pamastymui visiems klausantiems. Pagalvokit, ar jūsų dabartinė reklamos strategija ir tie pasirinkti apmokėjimo modeliai tikrai yra suderinti su ilgalaikiais jūsų verslo tikslais? Geras klausimas. Ar jūs periodiškai sėdat su savo agentūra ir peržiūrit, kvestionuojat tą esamą taktiką? Ieškot būdų, kaip galėtumėt dirbti dar efektyviau. Nes dažnai būtent tas nuolatinis klausinėjimas, analizė ir optimizavimas atveria naujus kelius į, žymiai geresnius rezultatus. Ačiū už šias tikrai vertingas įžvalgas ir praktinius patarimus. Prašom. O mes susitiksime kitą kartą.